paukščių yra atryjami. Geras. Ir priklausomai nuo to, tos išvamos dydžio, galima net ir nustatyti rūšį. Tarkim, būna, kad pelėdos išvamas daro dažnai, nes jos matys pelnės graužikais, jos išveiminėti, pagal tą dydį galima nustatyti, kuri pelėdos rūšis ir panašiai. Čia toks kompaktiškai modifikuotas Tai čia pelėdos? Jo, čia iš tikrųjų daro kartais tuos tyrimus, nustato dydį, koks yra paukštis. Ir tada po kiekvieną kauliuką išrinkinėja ir yra tos knygos, kurias yra tie žandikaulio tie visi išdėstymai, tos bangelės. Nustato, kiek pelių suėdė? Taip. Ir apskritai ką ėdė? Ir ką ėdė. Matot, čia dantukai yra. Nu, geras, įdomi. Šaunulė, Gintarė, tu labai gerai žiūrėjai. Nu, stengiuosi. Nenublank. Intuicija kaip reikalas turi. Nu, čia tai fain. Ir čia greičiausiai gali būti pagal tokią gyvenamą vietą, tai čia galimai bus mažojo apuoko. Aišku, nes jiem yra irgi būdinga tokie pušinėliai ir galimai čia medžioja. Tai čia gali būti net kelių pelių. Galima parodyti mažą apuoką.